Sigma vyras, pats madingiausias šių laikų psichologijos, populiariosios psichologijos terminas. Šiandien pasiaiškinsim labai trumpai, ką jisai reiškia ir kodėl tai yra ne taip jau kažkas naujo ir revoliucinio, kaip kai kam gali pasirodyti. Sveiki, čia aš Andrius Užkalnis ir mano laida Užkalnio žmonės ir charakteriai, laida apie jūs ir tuos kitus. Čia laida, kur mes kalbamės neprofesionaliu žvilgsniu apie profesionalią psichologiją, psichoterapiją ir retkarčiais psichiatrijos kai kurios aspektus. Tai laida, kuri nieko negydo, bet laida, kuri skatina jūs pasirūpinti savimi, savo protu, savo sąmonę, savo psichinę sveikatą ir kreiptis pagalbos, todėl kad daugumai iš mūsų jos labai reikia. Aišku, yra tokių, kuriems reikia, bet kurie jos niekada nesikreips, yra tokie, kuriem jau jokia pagalba nepadės, bet daugelis žmonių, kurie klauso šitas mano laidas, jie yra tie, kurie turi labai daug vilties ir kurie yra savo gyvenimo šeimininkai. Žodį Sigma vyras arba The Sigma arba daugiskaitoj Sigmas, beveik kaip Zigmas, ne? Čia buvo toks automobilis, seniai jau ir daug metų jisai vadinosi Mitsubishi Sigma. Tai ją Lietuvoje vadindavo miško biški Zigmai. Bet čia toksai žemo lygio bajeris, kuris yra būdingas mano laidom ir kuris toms mano laidoms prideda atitinkamo šarmo ir nekultūringos praščiokiškos spalvos, lygiai panašiai kaip ir keiksmažodžiai, kurie yra naudojami kaip specialiusios mano kalbos puošmenos. Sigma vyras, jeigu mes iš karto taip apibrėšim, kas tai yra, sakykim taip, nesisteminis vyras, kuris nesilaiko kitų taisyklių, kuris pats savo nustatinėja taisyklės ir kuris yra intravertiškas ir nesivaiko jokios minios. Jam minia yra kaip po tokia visiškai nesvarbi, nes jisai žiūri į pasaulį savo matu, jisai žiūri į pasaulį, kaip tas pasaulis tarnauja jam ir ką jisai geriausia gali tame pasaulyje gauti savo ir savo šeimai ir savo artimiesiems. Tam, kad galėtų tai pasiekti, tas vyras veikia kiekvienu atveju ne taip, kaip sako taisyklės, ne taip, kaip sako normos, ne taip, kaip yra priimta, bet jisai veikia taip, kaip jam atrodo tikslinga ir reikalinga kiekvienu atskirai paimtų atveju. Dabar pats žodis Sigma, tai yra pavadinimas Sigmos 18-osios graikų raidyno raidės Sigma, su kuria daugelis mūsų susiduria, jeigu jūs matėte tokį dalyką kaip Excelio lenteles, tai susumavimo ženklas, tokia kampuota primenanti raidę E, tai yra didžioji Sigma, kuri reiškia susumavimą. Tai ta raidė yra simbolis sumos, kad reiškia tie laukeliai, kurie bus apimti šito ženklo, bus paskaičiuota jų suma. Sigma yra suma. Bet tai nieko bendro tikriausiai neturi su psichologiniu, populiariosios psichologijos terminu, kuris pasidarė, tiesą sakant, toks populiarus, kad netgi ten išpopuliarėjo tokia mažamečių cikliukų daina, rusiška Sigma Boy, kuri kaip tik dainuoja apie berniuką, kuris yra achujenai patrauklus mergaitėms, todėl kad jisai yra
negyvenantis pagal kitų taisyklės, jisai yra pats savo pakankamas ir nėra joks desperatiškas. Jūs galite pasakyti, kad tai šiaip nieko naujo, todėl kad mergaitėm visą laiką patikdavo maištininkai ir blogiukai. Galiu iš karto pasakyti, kad tai ne visiškai taip. Tam tikros kartos mergaičių, moterų fiksacija su blogiukais turi visai kitokią reikšmę, visai kitokią prasmę. Tai yra fiksacija į simbolį, archetipą, kuris ateina iš jų vaikystės. Tai dažniausiai reiškia gyvenimą su tėvu, kuris buvo abusive, kuris buvo piktas, kuris buvo šeimoj tironas, kuris blogai elgėsi su jų motina. Ir be abejo tai, kokius santykius mergaitė matė namuose tarp tėvų ir kokią tėvo figūrą jinai matė, tai yra atsispaudžia smegenyse ir paskui persikelia į jos ateities santykius ir ateities santykių lūkesčius. Čia aš nepatronizuoju jūsų, todėl kad pasakiau tik dalykus, kuriuos jūs patys visi puikiai žinote. Čia, jeigu yra populiarioji psichologija, tai čia jau net nebe populiarioji psichologija, o čia yra kažkokia tai super abėcėlė, visiška bazė, visiškas, toksai bare minimum raidynas, pirma klasė ir taip toliau. Bet tiesiog turėjau šitą dalyką paaiškinti. Tai čia taip yra su blogiukais. Su Sigma Boy yra visai kitoks dalykas, su Sigma vyru. Tai yra vyras, kuris, kadangi jisai yra nesisteminis, kadangi jisai netarnauja sistemai ir neveikia pagal jos taisyklės, jisai apskritai yra nesistemoje, tai greičiausiai jisai gauna geriausias tos sistemos gerybės, mažiausiai įsitempia ir surenka daugiausiai resursų, bet kuriuo atveju toksai, kuris dėl nieko nesidrasko, kaip dainavo Pompa albume Malonu, jis visat ramus, niekada nesidrasko, ten dar buvo nuspaudžia iš šūdo vaško, visat ramus, niekada nesidrasko. Ir va tas ramus ir niekada nesidrasko, taip, tai yra aukštos vertės ir aukštos galios žmogaus išraiška. Jisai nėra desperatiškas, koks jo požiūris į moteris. Jisai paskui moteris nelaksto ir tikrai nebando dalyvauti jų žaidimuose. Jisai apskritai gyvenime žaidimuose nedalyvauja. Taip, kad jeigu mes kalbam apie kokią nors durną moterį, kuri sako, oi, man taip reikia, kad vyras mane siektų, aš taip noriu, kad vyras mane siektų, kada moteris nori, kad vyras jos siektų. Tada, kai jos savivertė yra labai žema, tada, kai jinai nori, kad jai būtų įrodyta ir parodyta, kad jinai yra vertinga, nes jos siekia vyrai, paskui ją laksto vyrai. Čia iš tokių durniukių gyvenimo, iš gyvenimo tokių, taip sakykim, durniukių arba ubagių, čia maždaug tokios provincijos kiaunikės, kur, oi, dėl manęs bernai diskanę mušėsi. Jo, tai jau tu aukšto lygio tikrai patelė. Achujet. Va, tai čia viskas yra, čia mes kalbame apie urvinį lygį ir tiesą sakant, urvinį lygį atspindi ir tie terminai alfa ir beta patinai, apie kuriuos mes dažnai šnekame, kurių pavyzdžiai yra tiekiami ir kurie jau persisunkia iš populiarios psichologijos, iš mokslo, persisunkia į patį gyvenimą. Tai yra evoliuciniai terminai, kas darosi beždžionių bandoj.
beždžionžmogių tai yra alfa patinai, kurie yra patys stipriausi, kurie kitus bauginimu ir jėga savo pajungia, kuriem tenka viskas, kas yra geriausio. Jie yra stipriausi, todėl jie sugeba savo bandą, savo pateles ir savo palikuonis apginti nuo grėsmių. Jie yra visiškai aiškiai dominuojantis. Dar yra beta patinai, kurie gauna labai mažai patelių, kurių pagrindinis darbas yra vykdyti, yra gyventi pagal taisyklės, kurie daro tai, kas jiem pasakyta, kaip jiem priklauso, kaip jiem užrašyta. Tai čia mes juos galime sąlyginai ir nelabai draugiškai pavadinti ir sulyginti su ofisiniu planktonu. Betos tai yra tie, kurie labai, jeigu mes galim taip pasakyti, tai tie, kurie labai intensyviai laukia penktadienio popietės, Thank God It's Friday, kuriem ypatinga likimo dovana yra ilgasis savaitgalis, todėl kad jie gaus leidimą praleisti laiką, kaip jie nori, dar viena diena ilgiau. Tai visi tie tėveliukai, kur važinėja su savo mašinom, su šalmais dviratiniais, apsikabinėja, mašina yra apkabinta 50 dviračių ir jie su visa vada, reiškia, važiuoja ten, kur jų Boba pasakė, tai važiuoja į kokią gamtukę, kur ten veiklos yra, ten tie tokie reiškia vyriukai su dviračių šalmiukais. Jie patys gyvenime preferencijų neturi ir aš tik pasakiau, kad jie ten gyvens taip, kaip jie norės tą ilgą savaitgalį, bet ne, jie gyvens taip, kaip jiem pasakys jų moteris, todėl kad čia dar reikia važiuoti ne tenai, kur tau patinka, o tenai, kur patinka, kur reikia vaikučius vežti ir artimiausiam 18 metų tu esi pristatytas prie darbo kaip šoferiukas ir gali dėl viso ko užsidėti savo dviratinį šalmiuką, kuris tave ir išskirs iš visos minios. Va, tai čia tokie sakykime, yra tipažai. Tu iš mano draugų, kurie turi irgi dviratinius šalmus, prašau neįsižeisti. Jūs žinote, kad čia ne apie jūs, o čia, kai mes kalbame apie tipažus ir apie stereotipus, tai įsižeidinėti jokio reikalo nėra, todėl kad mes kalbam apie tipus, o ne konkrečiai apie jūs. Ir bet kuriuo atveju ne vieno iš klausytojų neturėtų labai įžeidinėti tai, ką apie juos pasako kažkoks tai užkalnis, dėl kad jūs turite būti patys savo žmonės. Ir kalbant apie patys savo žmonės, tai yra būtent to sigma vyro, net nesakau patino, todėl kad mes čia labiau šnekame apie žmonių savybės, o ne apie gyvūnų savybės, todėl kad alfa ir beta tai yra visiškai iš gyvūnų pasaulio ir elgesiai. Tie, kurie tenai yra, tai ateina ne iš kognityvinio proceso, ne iš prefrontalinio kortekso, bet būtent ateina iš antikvarinio, senojo, antikinio praeities smegenų, tai yra iš amigdalos, tai, kas reguliuoja emocijas ir tai, kas reguliuoja staigias flashinės reakcijas. Tas žmogus, kuris priiminėja sprendimus kaip sigma vyras, jam būdinga yra ne emocijom vadovautis, bet vadovautis protu. Savo emocijas jisai gerbia ir pažįsta, jisai jų išklauso, bet jisai niekada nebus spaudžiamas priimti
priimti greitesnio sprendimo, negu jam pačiam yra patogu. Tai yra, jisai visą laiką pagalvos, jisai visą laiką patylės ir jisai sakys tada, kada bus jam reikalinga, o ne tada, kai jį spaudžia kažką tai pasakyti. Jisai neatsakinėja, kai jam neužduoda klausimo, ir kai užduoda klausimą, jisai atsakinėja tada, kai jisai supranta tikslą to klausimo ir kai jisai supranta, kad jam yra naudinga ar reikalinga atsakinėti. Jeigu kažkas tai šiaip teiraujasi ir pizdėlina dėl savo smalsumo ar iš kažkokio tai kitokių tokių polinkių, tai niekas jam ypatingai daug dėmesio neskirs, todėl kad ne į visas emocijas reikia atliepinėti, ne į visus klausimus reikia atsakinėti ir ne kiekvienu klausimu reikia pasisakyti. Svarbus dalykas iš to Sigma vyro elgesio yra toksai, kad jisai vertina ir žino tylos galią. Tai yra tyli, nieko nesako, reiškia jisai neturi ką sakyti. Jisai sako tik tai tuo atveju, jeigu jisai turi ką pasakyti. Ir galima dar pasakyti, kad jisai visiškai nebijo sakyti tiesą arba būti pakankamai tiesmukas pasisakydamas, todėl kad jisai nelabai saugoja kitų emocijas arba kitų emocijas jisai priima domėn tik tai tada, kai jam tai naudinga ir reikalinga. Jeigu jisai galvoja, kad kažkoks tai klausimas yra durnas, jisai pasakys, kad klausimas yra durnas. Jeigu jam kažkas tai nepatinka, tai jisai taip ir sakys, kad nepatinka. Ir dar kartą pakartosiu, jeigu jisai neturi ką pasakyti, jisai patylės. Tai ypatingai erzina ir kilbasina visokios neurotikės, nerimastingas, reiškia, moteris pribaugintas, kurioms pats baisiausias dalykas yra, kai vyras nieko nesako. Jos ką nors išperdžia savo nerimastingą ten kudakavimą ir žiūri į vyrą, ką anas atsakys. Tu nieko nesakai, tu tyli, tu nieko nesakai. Tu manęs neklausai jokio klausimo. O būtinai reikia paklausti klausimą? Ne, nebūtinai, bet jeigu tu nori atsakymo, tai užduok klausimą. Tai čia vienas iš dalykų. Būna, kurios ypatingai yra nerimastingos ir ten tokios isterikės, jos apskritai, jas tyla gali išvesti iš proto. Ir aš jau kalbėjau apie tokius dalykus, kad dažniausiai išveda žmonės iš kantrybės, išveda iš proto, kai jie isterikuoja, kai jie panikuoja, kai jie draskosi, kai kitas žmogus yra ramus. Aš turiu pripažinti, kad aš šitą dažnai naudoju gyvenime, kad kuo labiau žmogus draskosi ir kuo labiau jisai isterikuoja, tuo labiau aš esu linkęs jį erzinti, būdamas ramesnis ir lėtesnis. Kuo labiau mane skubina, tuo aš lėčiau elgiuosi, kuo intensyviau nori mane išsiūbuoti, tuo mažiau aš siūbuojuosi. Būkite, jeigu norite būti tokiu, būkite kaip tas smėlis, prieš kurį dviratis negali nugalėti. Smėlis atrodo, vat guli savo ir nieko nedaro, mažas auksinės smiltelės, bet smėlis yra toks pasipriešinimas, pro kurį dviratis tiesiog negali pravažiuoti, dviratis negali kovoti su sausu smėliu, jisai klimpsta ir sustoja. Ir dviračio kinetinė energija, jinai pavirsta, susitrina į nieką, jinai susitrina į smiltelių mažyčių tarpusavio trinti ir judėjimą viena kitos atžvilgių, ir iš jos gaunasi visiškas niekas.
jokio efekto pačiam dviračiui. Sigma vyrai taip ir elgiasi. Kaip jie bendrauja su moterim, jiems ne tai, kad moterų nereikia. Jie žino, kada jiems ne vienumoj yra geriau, jie moka visiškai gyventi vieni, jie moka būti pavieniai, moka būti nepriklausomi, jam vienam yra gerai. Jam nereikia kažko tai iš šono, kad galėtų užpildyti jo nerimą, užpildyti jo laiką, užpildyti jo kvėpavimo erdvę, bet jam su kitu žmogum yra geriau. Taip, jisai mato, kada jam su kitu žmogum yra geriau ir jisai nesibruka, jisai tiesiog siūlo, kad jeigu tu nori būti su manim, galim būti kartu, jeigu tave domina. Jeigu domina, be jokios abejonės tavęs niekas neverčia, bet tikrai po daug kartų niekas neprašys, po daug kartų niekas nemaldaus. Todėl, kad maldavimas, prašinėjimas, kaulijimas, tai yra nerimastingo, užguito ir nuolatos pralaiminčio žmogaus elgesys. Žmogus, kuris turi didelį resursą, kuris yra patenkintas savimi ir savimi pripildytas, kas nėra visiškai blogi žodžiai, kaip aš aiškinau jau ne vienoj laidoj, todėl kad kartais žmonės sako, oi, jisai pats savo toks, taip savo patinka, jisai pats savimi toks patenkintas. Tai lyg tai būtų blogi dalykai. Tai yra neblogi, tai yra labai geri dalykai, tai yra siektini dalykai. Kai tu esi patenkintas savim, kai tu neabejoji savo elgesiais, kai tu neabejoji savo pasirinkimais. Kodėl tu neabejoji? Todėl, kad tu juos priėmei, tuos savo sprendimus ir pasirinkimus pakankamai apsvarstęs, pakankamai apgalvojęs ir tau dabar draskytis nereikia. Tu juos priėmei neskubėdamas, tu juos priėmei be spaudimo, todėl kad spaudimo tau niekas padaryti negali. Jeigu tave spaudžia, tai tu tiesiog neįsispraudi į kampą, o tu kiekvienu atveju esi kažkoks tai, kuris tam spaudimui nepasiduoda, kuris tiesiog pasitraukia į šoną. Pabandykit suspausti vandenį, jums nepavyks. Vanduo nesusispaus, jisai išsitaškys į šonus, jisai išbėgs kitur, bet jūs jo nesuspausit, jūs nesumažinsit jo apimties. Ir iš ten būtent ir yra posakis tokiusai, kad yra be like water, būkit kaip vanduo, kuris prateka, kurio nesugriebsi, nesuvaldysi ir kuris užiminėja savo pasirinktą vietą. Vanduo gali išgaruoti, pereiti į garus, kai jam reikės, kai bus tam tikros sąlygos, tie garai kondensuosis. Ir nieko kito nebus. Tai yra labai paprasta. Tas vanduo niekur nepabėgs. Tikriausiai šiek tiek primena filmą Terminatorius 2, tą skysto metalo robotą, kuris per visur persisunkia ir kurio praktiškai beveik neįmanoma sunaikinti. Tai čia yra tokia metafora, toksai kalbėjimas apie Sigma vyrą. Kodėl šitas dalykas pasidarė toks dabar populiarus, būtent visoji populiarioji psichologija? Man atrodo, kad yra dėsninga, todėl kad populiarioji psichologija jinai nestovi vietoj ir jinai pamažu vystosi. Jinai pamažu atsitinka taip, kad žmonės, kurie yra kažkokie nuomonių lyderiai, kurie yra pasakotojai, aiškintojai, jie įgauna daugiau žinių ir jie pasakoja išsamiau. Ir aišku, kad primityvioji auditorijos dalis
pasilieka su primityviaisiais aiškinimais, jiems visiškai tų primityvių aiškinimų pakanka ir tai nieko baisaus. Ne visigi bus protingi, tačiau kiti sužinoja bazinius dalykus, gilinasi šiek tiek giliau. Ir lygiai taip pat, kaip, sakykime, kai mūsų gyvenimą prasisunkia psichoterapija, kai pradėjom kalbėti apie toksinius žmonės, kai pradėjom kalbėti apie abusą, ten neglectą, benchingą, kitokius visokius orbitingą, kitus visus dalykus, tai taip pat kalbėjom ir apie ADHD, ir apie narcizus, ir labai paprasti žmonės pradėjo visur matyti savyje ADHD, kitose pradėjo matyti narcizus, viską supaprastino, viską matė labai primityviai. Dabar jau mes matom, mes galim kalbėti ir matyti sudėtingiau. Pavyzdžiui, mes galim matyti, kad tų tikrųjų ADHD dėmesio deficito ir hiperaktyvumo sutrikimo pacientų tikrų diagnozuotų iš tikrųjų nėra labai daug, kad žymiai daugiau yra tiesiog bjaurių, šlykščių, išsisukinėjančių, nesąžiningų, nedorų žmonių, kurie išmokę vieną terminą bando juo maskuotis ir bando save pridengti. Iš tikrųjų, jeigu norit greito testo, tai žiūrėkite, ar žmogus gyvenime prisidenginėja savo ADHD diagnozę numanomą. Diagnozės jis, aišku, neturi, jisai gali pilnai pameluoti, kad jinai diagnozuota. Greičiausiai jisai meluoja, Lietuvoje beveik niekas nediagnozuoja ADHD, specialistų šitam yra, kurie yra kvalifikuoti tai daryti, yra be galo mažai. Jeigu žmogus savo bjaurų elgesį, savo tingėjimą, vėlavimą, apsileidimą ir kitokius dalykus dangsto ADHD, tai tikriausiai yra labai blogas žmogus, kurio jums reikia saugotis. Lygiai taip pat kaip žmonės, kurie vadina kitus narcizais, nelabai suvokdami arba iš viso nesuvokdami, kas yra narcizas. Jie galvoja, kad čia yra bet koks abuseris arba bet koks psichologinis manipuliatorius. Tai kai kurie, matot, kaip yra, primityvų žmonės pasilieka primityvioj teritorijoje. Tai nieko nėra nuostabaus, tai nėra nieko keisto. Todėl, kad saulėgrąža visą laiką gręžiasi ir žiūri į saulę, o vantos lapas jisai limpa prie šiknos. Tai taip ir atsitinka gyvenime, kad tie žmonės, kurie kiekvienas gauna tai, ko nusipelnęs, kiekvienas gauna tai, ko jisai realybėje yra vertas, ir tai yra vienas nuostabesnių dalykų. Tai yra, kai žmogus kažko tai vertas, tai jisai ir gauna tai, ko jisai yra vertas. Čia bus atskira laida, apie tai kalbėsim, kaip veikia karma ir kaip mes visi gauname tai, ko mes esame verti. Labai laukiu irgi šitą laidą užfilmuoti. Šiuo metu yra toks kūrybinis pakilimas, kad tikrai yra, turiu ilgą sąrašą laidų, kurias dar noriu padaryti, todėl kad tema ant temos ir visos jos prašosi pokalbio, visos jos prašosi tam tikro atskleidimo. Tai ką mes kalbėjom apie Sigma vyrus, tai tikriausiai yra labai suprantama. Tai yra žmogus, kuris nežaidžia svetimų žaidimų ir apskritai nežaidžia žaidimų, kuris veikia taip, kaip jam reikalinga ir kuriam nereikia visuomenės aprūvalo, visuomenės patvirtinimo. Tai yra labai svarbus dalykas, todėl kad labai dažnai
mes galvojam apie tokius dalykus, kad man reikia visuomenės pritarimo, man reikia visuomenės patvirtinimo, man labai svarbu, ką apie mane galvoja, man labai svarbu, ką apie mane sako, man labai svarbu, kokias išvadas apie mane gali padaryti kiti žmonės. Tai yra silpnų, nerimastingų, neurotiškų žmonių problema. Tai galvoti, nerimauti apie tai, ką apie juos galvoja kiti. Normaliems, tvirtiems, užtikrintiems, ramiems žmonėms tai yra visiškai, kitų nuomonė yra visiškai nesvarbi. Jeigu jūsų ten artimas žmogus arba sutuoktinis arba dar kažkas, tai labai energingai jums sako, ką apie tave pagalvos, ką apie mus pagalvos, aš nenoriu, kad mus laikytų tokiais, jeigu tam žmogui yra nuostabiai šitas dalykas svarbu ir jeigu jam svarbiau yra šie dalykai negu tai, kaip jūs jo artimiausias žmogus iš tikrųjų gyvenime jaučiatės, tai beje yra vienas iš ženklų, vienas iš signalų peržiūrėti jūsų esamus santykius, todėl kad atrodo, kad ten nieko gero nėra. Jeigu žmogus pasilieka ilgą laiką santykiuose, kurie jo netenkina, jeigu žmogus pasilieka kančios santykiuose, tai yra silpno žmogaus požymis, tai yra požymis žmogaus, kurio yra menka savivertė ir kuris pakankamai savęs nemyli, jisai nesiryžta susitvarkyti taip, kad jo gyvenimas tarnautų jam ir jo gyvenimas būtų pagal jo standartus, pagal jo reikalavimus ir pagal jo poreikius. Ne vienas toksai žmogus, kuris yra pakankamai vertinantis save ir pasitikintis savimi, jisai nebus toje situacijoje, kur jam reikia kentėti. Apskritai kentėjimas tai yra užduchintų žmonių požymis, gyvūnams apskritai toks dalykas nėra būdingas. Jie turi du variantus. Vienas dalykas yra bėgti, o kitas dalykas yra kovoti ir atsikovoti savo. Bet būti kažkur tai, kur tave duchins ir kentėti, jie nėra linkę. Toks kentėjimas primesto elgesio, primestų žaidimo taisyklių yra visiškai išmoktas elgesys, jisai yra apgailėtinas ir to labai reikėtų, mano požiūriu, tikrai reikėtų vengti. Ypatingai jeigu klausotės šitų laidų, tai tikriausiai norite gyventi teisingiau, o ne kažkaip tai ne mažiau teisingai. Norite gyventi taip, kad jums būtų geriau, o ne kad būtų blogiau. O šitie visi dalykai, ypatingai ten, kur skleidžia vyresnio amžiaus žmonės, čia Kristus kentėjo ir liepia mums kentėti, čia reikia pakentėti ir bus geriau, nereikia susireikšminti, reikia save susimažinti, reikia save pastumti į šoną, reikia pakentėti. Tai su visais šitais dalykais tai galima tiesiu taikymu ir be jokių abejonių siųsti žmonės nachui, kai pradeda jums patarinėti tokius dalykus, todėl kad jie jūsų interesų visiškai nevertina ir nenori, kad jums būtų geriau. Tie žmonės, kurie jums siūlo pakentėti, pabūti tyliai, susitaikyti, neišsišokti ir panašiai. Mes darėm atskirą laidą apie išsišokėlius ir kodėl išsišokimas ir žiūrėjimas savo interesų yra normalus ir vienintelis būdas funkcionuoti tokiu būdu, koksai yra reikalingas jums ir gyventi savo gyvenimą, o ne gyvenimą kažkokių tai kitų žmonių. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad remiat šitą laidą, man tai yra be galo svarbu. Aš labai džiaugiuosi, kad mes galime
vėl ir vėl pakalbėti apie psichologiją. Ačiū, kad remet, man labai svarbios jūsų prenumeratos ir iki kitų kartų.